Dar sykį pasikartosiu, ką reiškia važiuoti 2 vairuotojam. 2 vairuotojai viso dirba 21 valandą. 21 valandą. Iš 21 valandos yra 18 valandų važiavimo. 3 valandos skirtos pakrovimui, prisiparkavimui, kūro įpilimui, vadinamiems kitiems darbams. Tai kas atsitiko? Vakar startavom 12 valandą dienos po pasikrovimo. Nuvažiavome virš 1150 km. Planavom nuvažiuoti iš tikrųjų apie 1200-1250, bet kas gavosi, kadangi turėjom 2 keltukus iš Švedijos į Vokietiją ir keltai buvo naktį, jų grafikas yra toksai gan lėtesnis. Todėl prastovėjom laukdami keltai, kas irgi įeina į 21 valandą. Tai kaip Mindaugas jaučiasi po 8,5 valandos važiavimo? Nu tai įsivaizduokit, jeigu 11:50 pradėjau darbą ir baigiam minus 3 valandos 8:50. Tai įsivaizduokit, dabar yra diena, jau šviesu, jūs visi ofise dirbat, o mes eisime miegoti. 2 vairuotojai miega tik 9 valandas, tai bet į tas 9 valandas reikia, tikrai yra svajonė įsivalyti dantis, kaip tai skambėtų juokinga, bet yra svajonė įsivalyti dantis, pavalgyti, pamiegoti, susiruošti ir važiuosi. Tai miegui grubiai turime dienos metu šalia autobamo, kur šalia važiuoja mašinas 9 valandas. Čia nėra degalinė, tai yra paprastas parkingas, yra tualetas, nėra šilto vandens, bet tualetas parkingas. Tai va čia praleisime taip, startuosime apie 5 valandą, be 15:05 ir važiuosime be 15:05 vakare ir važiuosime iki 14 valandos rytoj dienos. Tai planuojam, turbūt važiuosim apie 1200, apie 1300 km. Vėlgi bus vien naktinis važiavimas ir vėl diena miegot. Tai 2 vairuotojų darbas tikrai yra labai sudėtingas. Kas nežinote, negali miegoti ant lovos, jeigu vienas vairuoja tu šalia, tu gali miegoti tik tai sėdynėj, ką labai sėkmingai dariau, kol Sergejus vairavo. Tai pirmą pasikeitimą nemiegojau, ten dirbau, skaičiau, bet jau naktį tai numigau kokias 2,5 valandas geras krėslę. Varom toliau, tikrai sunku.